Dėl ko renkat? Dėl kad ar Kaunui reikalingas Žalgiris. Tai aišku reikalingas. Tai čia negalvos. Taigi, o kaip? Kada nors Taigi duodam rytoj 5 milijonus. Kai duosi, tai duosi, o parašas niekada nekelias. Parašas? Ir kaip čia tie parašai yra net ir minuotai, mes ten gal iki naujų metų rinkti, gal ir nebūtinai. Nu kaip vakar tik pradėjom, pati pradžia. Šiandien vėl dar kiti važiuoja, bet turėtų būti daugiau talkininkų. Ne, tai dabar žiūrėkit, klausykit, savivaldybė, šios savivaldybės kadencija, reiškia, remia Žalgirį, kaip žinote, daugiau negu ten praėjusios. Šitą žinote, ne? Dabar Aišiai gaus 500 000, Kaunas 500 000. Mes buvo penktadienį pas merą šnekėjom, tai mums nepapasakė. Bet mes, nu kaip ir dėl ateitį nieko nesakom, kad čia prieš valdžią, prieš savivaldybę. Taip, nes aš sakau, šita savivaldybė, reiškia, šitos kadencijos savivaldybės taryba remia labiausiai sportą. Labiausiai, reiškia, ir Žalgiris gaudavo, jeigu aš neklysiu, kada ten naudavo, 3 milijonus, negaudavo. 3, paskui po 5. Dabar, reiškia, gaus daugiau, plus kitos komandos. Rankinės, futbolas, taip kad, tai jūs čia taip tai dėl pačios idėjos. Nu ir nes kaip ir pernai, kaip dėl sporto rūmų dalyvandavom posėdžiuose, tai ten tokių prisiklausydom, atsistoja kažkoks tarybos narys. Tam tas Kaune, tam tas Žalgiris, ten neberenkite, yra taip ką veik, nu tai va tokių visokių minčių kilo. Krepšinio Aišiai, Žalgiris ir Kaunas, ir visos 3 gaus komandos, ir kaip sakau, Žalgiris kaip populiariausias pirmiausia daugiausia, kitos mažiau, bet ir kitos, reiškia, sporto šakos. Ir sakau, visą laiką bus remiamas. Čia problemų iš šito nebus. Taip sakau, čia ne vien ir... Nes vėl Kaunas dėl Žalgirio pats merus reikėjo pavasarį, sako, vėlavau rungtynes. Aišku, dar mano būtų noras, kad nevartotų alkoholio, žiūrėtumėte krepšinį, kaip ir mes savo laiku. Čia dėl parašų gal. Naudoti. Bet čia nėra terminuoti. Tai gerai, sakau, gerai, kad suprantate, kad valdžia duoda daug ir daugiau negu ankstesnė dalį. Ir, kaip sakau, ir visos sporto šakos. Svarbiausia, kad 3 metam taip yra suplanuota. Nesukiršyti krepšinio su kitom sporto šakom. Kaip dar sakau, krepšinis gauna daugiausiai, kadangi populiariausia, taip. Ir kaip sakysim, ir visom reikia duoti. Čia tik tai va tas klausimas dėl to atleto. Aišku. 500 000 galima buvo daugiau, nes vis tiek. Ten buvo kalbos, kad pernai, pavyzdžiui, jeigu nebus rezultato iš atleto, tai kažkaip ten iš viso savivaldybė neberem. Bet šiemet vėl tas... Ne, 8 vietą paėmė, kai tada buvo paskutinė, tai reiškia pažanga padaryta su tokia suma. Bet jeigu gerai, sakysim, ir Žalgiris, sakykim, ten kažko neiškovoja, ne Europoje, tai nereiškia, kad nereikia remti. Vieną kartą taip, kaip Lietuvoje. Nu tai čia jau, iš viso anekdotas būtų jau. Kalno reikalingas Žalgiris. Nelabai suprantama. Bet žinai, yra, Kaune yra. Įdomu. Tai galėtų būt pasirašo? Mažiau rinkti reikėtų. Mažiau rinkti. Ne, jūs rinkite kitaip. Jūs rinkite tie, kurie nenori Žalgirio. Man atrodo, kad žinai, ar surinksi. Nors vieną parašą. Nors reikia rinkti taip, kas nenori prašo, tada pažiūrėti. Mes lentelę sudarėm, patys jūs balsuojame. Gal sakau, rytoj čia susidomėjimas daug žurnalistų, o kur tu pats esi? Gerai, reikia. Toks dalykas yra, kad aš niekas skaitymas. Ne, o gerai sakau, čia yra ateitis, bet tiesiog atlieks masė boksininkų, imtynininkų, lengvatlėčių. Va čia yra, jeigu rašysite laikraštį, va čia pats tas nematė to kvitimo. Arba aš duosiu jums tuščią blankę. Arba tai
ten klubo narių, tai moksleiviai, tai negali dalyvauti. Tas rengia kažką, kad nereikia. Ir su juo, ir su juo. Ir ką, jie nukėt, kad nedarė. Ir viskas, suprantu, nedarė. Kovojom vaikais, kad iki žalio eidavom rėkdavom Žalgirį, o Rusas juk nesuprato, kad mes rėkdavom iš savo. Gerai, jo, jeigu ką bus kokių žinių, tai pasuks. Tai laimingai. O gerai, tai bet jie nepaaiškinti, tai viskas aišku. Sakau, tai jūs rinkite, kurie yra prieš krepšinį, sportą, boksą, ko ne vieno nesurinkti. Nu gal porą. Sakau, tada reikės rinkti. Ja, turėjau pasirašyti iš Lietuvos nepriklausomybės. Bet kam? Arba taip, žiūrėk, pasirašyk, kad žmogus turi kvėpuoti. Supranti, tai yra, tas viskas, supranti, sakau, pasirašyk, kad žmogus turi teisę gyventi. Net nelogiška. Manat, kad gali, tarkim, pats